Labas rytas autopiloto žiūrovai. Be jokių didelių įžangų noriu Jums pristatyti šiandien mano bandomą trečiosios kartos Hyundai i30, apie kurį papasakosiu naudoto automobilio rubrikoje. Šis modelis rinkoje debiutavo 2016 metais, o Hyundai sako, kad tokie trečios kartos i30 nuo konvejerio riedės dar iki 2026, kai jau bus pristatytas ketvirtos kartos modelis. Bet mums visai nesvarbu, nauji automobiliai, ar ne? Mes į šį Hyundai i30 šiandien žiūrime kaip į naudotą automobilį. Dėl ilgo užsibuvimo rinkoje šiemet trečios kartos Hyundai i30 buvo atnaujintas antrą kartą, tuo metu ekranuose matote modelį po pirmojo atnaujinimo, kuris pristatytas 2020-aisiais. Vizualiai modeliai iki atnaujinimo ir po jo skiriasi nedaug, iš esmės ryškiausi pasikeitimai priekyje, kur nauji pagrindiniai ir dienos šviesos žibintai bei radiatoriaus grotelės. Pasirinkę naudotą trečios kartos Hyundai i30, po jo variklio dangčių galite rasti 1 litro 120, 1,4 litro 100 arba 140 ir po atnaujinimo pradėta montuoti 1,5 litro 110 arba 160 arklio galių benzininius variklius. Dizelis šiam modeliui buvo skirtas tik vienas – 1,6 litro darbinio tūrio, iki atnaujinimo siūlantis 95, 110 arba 136 arklio galės, o po atnaujinimo du pasirinkimus su 115 arba 136 arklio galėmis. Taip pat buvo ir karštosios N i30 versijos, bet tai truputį kita istorija. Bandomas i30 turi silpnesnį 115 arklio galių 1,6 litro dizelinio variklio versiją ir 7 pavarų automatinę greičių dėžę. Kai galvoja apie šį derinį, korėjiečiai akivaizdžiai stengiasi viską sustiguoti taip, kad būtų pasiektos kuo geresnės degalų sąnaudos. Iš tikrųjų, mieste galima pasiekti ir 6 ar net kiek mažesnės vidutinės sąnaudos 100 km, o užmiestyje priartėti prie 4 litrų ribos. 7 pavarų dvigubos sankabos automatinė greičių dėžė veikia beveik nepastebimai ir pavaras perjungia švelniai, kai važiuojama ramiai, o tai džiugina mieste. Tačiau važiuojant dinamiškiau, ji kartais pasiklysta ir juntamas uždelstas pavaros perjungimas. Tai erzina, nes variklis važiuoti dinamiškai gali, bet to nenori pavarų dėžė. Važiuoklės darbas patiks mėgstantiems komfortą ir per daug nesijaudinantiems dėl gerų valdymo savybių, nes jį ganėtinai neblogai susitvarko su kelio nelygumais, bet staigesniuose posūkiuose priekis labiau nori slysti nei sukti. Dabar Jums ganėtinai trumpai papasakosiu apie šio Hyundai i30 interjerą, nes tai yra pakankamai paprastas, bazinis, kompaktinės klasės hatchbackas, nieko čia per daug įdomaus. Turime ganėtinai didelį lietimą neutro ekraną sumontuotą čia viršuje. Jo funkcionalumas, toks koks yra, turime navigaciją, įvairias funkcijas prijungti telefonai, viena įdomi funkcija, kad turime gamtos garsus, kurie turėtų galbūt nuraminti, o gal tiesiog priminti apie kažkokius gerus arba blogus laikus. Kalbant apie šio automobilio interjero kokybę, tai kur aukščiau, ten geriau, o kai leidžiamės žemyn, tai viskas kietėja ir prastėja. Tai čia turime tokią, lyg ir visai minkštą, malonę liesti medžiagą. Čia jau jinai truputėlį yra kietesnė, o čia jau visai tokia kieta ir garsi, jeigu ją pabeldi. O visa kita pakankamai neblogai. Sėdynės turi tokį vidutinį kūno prilaikymą, bet vidurinė dalis yra pakankamai minkšta, todėl, pavyzdžiui, keliaujant mieste, šis automobilis yra pakankamai komfortiškas, nėra sudėtinga naudotis jo prietaisais, tai, grįšiu prie to, nuo ko pradėjau. Tai yra paprastas, bazinis, kompaktinės klasės hatchbackas. Kaip ekonominės klasės kompaktiškas hatchbackas, toks trečios kartos Hyundai i30 kokybės atžvilgiu viduje niekuo nenusileidžia daugeliu kitų šios klasės modelių, o su rinkimu daugelį jų lenkia ir taikosi į lyderius. Bandomas modelis dar nepasiekęs 50 000 km ribos ir nedemonstruoja jokių nusidėvėjimo ženklų. Sakysite, kad kai tokia rida, tai normalu, tačiau yra modelių, kurie jau po tiek kilometrų gali demonstruoti, pavyzdžiui, pirmuosius vairo odos nusidėvėjimo ženklus ar atpalaiduoti vieną kitą interjero elementą, kuris pradeda kelti ne pačius maloniausius pašalinius garsus. Tuo metu i30 vis dar solidus. Ar tai solidus modelis patikimumo atžvilgiu? Kai kurių problemų galima išvengti atkreipiant dėmesį į kai kuriuos eksploatacinius dalykus. Pavyzdžiui, dizelinių variklių kietųjų dalelių filtrai užsikemša, jei daugiausiai važinėjama mieste, trumpais atstumais ir vengiant bent kartais spustelėti akceleratorių. Automatinės pavarų dėžės lepia tepalų kokybė ir jų keitimo intervalai, kuris turėtų būti tarp 50–60 tūkstančių kilometrų. Kai kurie vairuotojai skundžiasi smulkiais elektronikos sutrikimais, tačiau dažniausiai jūs pavyksta išspręsti kompiuterinės diagnostikos ir programinės įrangos atnaujinimo pagalba.
Taigi, toks trečios kartos Hyundai 30 atrodo kaip ganėtinai neblogas pasirinkimas. O kokie stipriausios šio modelio pusės išskiria ekspertas Artūras Dambrauskas. Jeigu ieškote apynaujo kompaktinės klasės automobilio su tikrai gera įranga, tai Hyundai'us galėtų būti tas automobilis, kuris turi visko to, ko jūs norėtumėt ir dar už patrauklią kainą. Jeigu žiūrėti į Hyundai ir palyginti jį, tai, sakykime, imkim tą standartinį dalyką, tai Volkswagenas Golfas galėtų būti jo konkurentas. Ir čia vėlgi sakyčiau, tai komfortui jis tikrai nenusileidžia, netgi šiek tiek gal ir lenkia. Ir aišku, jis turi patrauklią kainą. Jeigu galvojate, kad toks Hyundai i30 galbūt visai tinkamas pasirinkimas jums kaip automobilis, tai būtent šį, kurį bandau šiandien, galite įsigyti iš polizinginiai.lt. Šiuo metu šio automobilio kaina yra beveik 16 000 eurų. Priminsiu, kad jis yra pagamintas 2021 metais, turi 1,6 litro dizelinį variklį su automatinė pavarų dėže ir yra įveikęs truputį daugiau negu 46 000 kilometrų. Jeigu turite kažkokį automobilį, kurio galbūt nenorite parduoti savarankiškai, o norite panaudoti kaip pradinį įnašą, pavyzdžiui, šiam Hyundai 30, tai apie visą tai galite pasikalbėti su polizinginiai.lt specialistais ir tikriausiai rasite visiems patį priimtiniausią sprendimą. Trečios kartos Hyundai i30 nėra kažkuo išskirtinis ar labai įdomus. Tai paprastas, bet gerai savo funkciją atliekantis kompaktinės klasės modelis, kuris patogiai, saugiai ir ekonomiškai jūs nuveš iš taško A į tašką B. Kaip naudotas automobilis jūs siūlo gerą kokybę ir patrauklią kainą, todėl jei neturite ypatingų pageidavimų, tai gali būti nebloga alternatyva daugeliui kitų šios klasės modelių.